Na tai labas rytas, šiandien kelionės diena. Oi, truputėlį neišsimiegojau, bet nieko tokio. Pailsėsiu ten. O, kaičiamės kavytę. Eisiu išsikepti kiaušinių, nes pasilikau 2. Nes žodžiu, vakar peržiūrėjau visą maistą, viską. Tai žodžiu kiaušinukai, tik iki sausio 1, tai nunešiau draugį keletą ir pasilikau savo, nežiūriu, paštetas dar galioja, tai galiu dar pasiliti ar, nevalgyt. Turiu truputėlį darbelių, vat gėlytės pasilaisčiau, elektrą mamai dar atsinčiau, kad mokesčius suskaičiuotų, viską. Dar tokių reikaliukų nuo ryto, šiaip atsikėliau 2 valandom anksčiau nei mano kelionė. Viską aišku, kad spėčiau, nebematysite kalendoriaus, vakar jau visą išpakavau, susiritnau visą video, tai vat gal dėl to truputėlį ir vėliau nuėjau miegot. Bet ko nepadarysi dėl jūsų, aš labai stengiuosi, matot, net aukoju savo poilsio laiką. Ne, šiaip viskas čia gerai, tiesiog pagalvoju, jog šiandien tai tikrai be šansų būtų man jį saditinti. Tai susėdėtinau vakar. Bet kažko tokia slogelė ar kažkas čia gerklė, nors vakar niekur nejau. Bet gali būti, kad per langus gal perpūtė, nes vėjas buvo vakar žiaurus. Šiandien jaučiu irgi toks pat. Taip pat. Norėčiau su kėdais šiaip iš tikrųjų varyti. Bet varysiu su sezonkiam, nes vis tiek ten dažniau lyja, tai man bus ten geriau. Gal nusipirksiu kokius kėdukus. Tai vat, varau valgyti. Noriu valgyti ir varau. Varau dirbti. Na va, aš jau apsirengus, susiruošus. Žodžiu, paprastai taip vat varysiu, su mėgstamiausia bliuskelė. Džinsus kitus nusprendžiau mauti savo mėgstamiausius. Štai čia yra mano visa manta. 3 kilogramai K+2. Tai jo, paliksiu savo namelius. Ir neužilgo išeisiu. Tai va, šiaip iš tikrųjų nelaukiu kelionės pačios, nes su autikais važinė daug. Dar ten paskui susirasti autiką, tai būsiu jaučiu tokią pavargus, tai kad nežinau, jeigu gersiu, tai prisigersiu jaučiu. O jeigu valgysiu, tai prisivalgysiu. Sočiai. Tai vat. Tai vat. Ate namukai. The next day. Na tai sveikučiai, hello, aš jūsų jau labai pasiilgau, man atrodo jūs manęs taip pat. Tai žodžiu, vakar jau nieko nebenufilmavau, sakau, va, turėsiu laisvo laiko, reikia jau su jumis pašnekėti. Tai viskas gerai, atskridau, viskas buvo labai fainiai, truputėlį vėlavo skrydis. Tai atvykau pusę valandos vėliau, tai biškį nusibodo skrist, nes neturėjau nei muzikų telefone. Ir šiaip miego labai norėjau, labai išvargino tą kelionę, bet atvažiavau čia, atsigavau, tai dar vakare buvom išėję iki miesto, čionais po tą centriuką šito miestelio, kur čia gyvena mano mama su Saulium.
Ir žodžiu, buvom nuėję prie eglutės, nuėjom truputėlį į bariuką, kokteiliuką atsigert, aišku, pas mamą sutiktuvės šampaniukas, visa kita. Tada nuėjom į veipų šopą, kur man nupirko naują žaisliuką, tai įkeliu vis tiek čia ant ekrano, kad matytumėt tą šopiuką ir tą veipuką. Tai dabar turiu 2, tai pasikeisdama žodžiu garitą, tai vat toks vat. Ir šitas, kur vakar nupirko 12 000 pufų. Turiu ką veikti čia, turiu ką garint. Taip pat, šiaip iš tikrųjų labai fainai. O šiandien nuo pačio ryto, kada atsikėlėm po 8, tai atsikėlėm, išsibudinom ir keliavom į miestą su mama truputėlį apsišopinti, ką jums dabar ir norėsiu parodyti, bet dar prieš tai noriu papasakoti, jog žiauriai sušalau šiandien miegodama, tai žodžiu miego ant čiužinio, tai šiandien keliavom dar nusipirkti pagalvių, nes neturėjau. Tai tikiuosi šiandien jau geriau miegosiu, bet žodžiu buvom Primarke. Štai toks Grinčo maišelis. Primarke buvom ir Tiki Max, žodžiu. Tai parodysiu, ką nusipirkau, bet neparodysiu tikriausiai kaip ant savęs, nebent iš karto rodysiu, kaip atrodo, kai matuosius, nes Primarke rūbus, kuriuos pirkom, tai nesimatau. Tai sakau viskas, turiu dabar laisvo laiko, nes mama išėjo į darbą, Saulius išėjo jam šiandien darbo balius, tai dabar viena chatoj 3 valandas. Tai sakau, reikia man su savo publikėlę pabendrauti, pašnekėti, nes labai jau graužia sąžinė, jog vakar nieko nepašnekėjau, tai tiesiog gali būti, jog taip ir bus, jog arba įrašysiu, jog ką veikiam, kur buvom, arba tiesiog vėliau viską papasakosiu, nes kol esu vis tiek, nesinori visur ten filmuotis, rodytis su tą kamerą, tiesiog keletą aspektų, kur varysim, kažką biškį pafilmuosiu, biškį kažką parodysiu ir viskas. Tai, o gali būti, kad tiesiog visą laiką filmuosiu, rodysiu ir kalbėsiu galbūt, tai nežinau. Keliaujam prie holo. Žodžiu, nusipirkau tokias 2 liemenėlės, kurios nėra su pakėtinimais. Tai žiauriai fainos medžiagytės. Truputėlį buvau užsidėjusi, tai tikrai labai gerai ir labai patogios. Tuomet nusipirkau štai tokį sportinį liemenuką. Nežinau, kaip čia sufokusuos, nes aš dabar tą cinematiką įsijungus, žodžiu, nes labai reikėjo man sportinio, bet gal truputėlį jis man per krūtinę yra mažas, tai nežinau, eisiu normaliai apsimauti, pasižiūrėti, nes ten parduotuvėje tai ta kaina čia kando ir panašiai, tai žodžiu, toks vat gražus sportinis liemenėlis. Tuomet nusipirkau štai tokį violetinį bodį. Žiauriai fainas. Tai kadangi, kur aš turėjau prieš tai tą salotinį, jis mano susigadino su tašiuku, tai radau 10 svarų. Tai žodžiu, vasarą jau tikrai aš jį nešiosiu ir bus labai faina, nes čia atsisega ir manęs nesmauks. Tai bus žiauriai fainiai. Ir pasiėmiau dar tokias vat paprastas juodas timpytas, kurios yra štai čia su kišenėmis. Tai galėsiu kažką įsidėti, bus labai gerai vat į Norgę dirbti su juom. Tai tokios vat fainos timpytės. Na ir dabar parodysiu viską iš Primarko. Tai dabar tikriausiai eisiu viską matuotis ir jums viską rodysiu. Žodžiu, megztinis, kuris yra iš Primarko, tai jo labiausiai norėjau, nes aš žiauriai dievinu, vat kai būna su tokiais kaklais, tai iš karto čiupau tik pamačius ir jis dar yra toks platesnis. Eisiu mamos pasitik paskiau po darbo, tai aš jau viskas jį apsimausiu, tas timpytės, tai bus žiauriai nerealus, eina savo. Kaip aš dievinu tokius megztinius. Žiauriai šiaip laiminga esu. Žiauriai man patinka. Sekantis rūbas. Tai yra toks vat juodas treningiukas. Tai manau irgi bus geras. Tai dar prie viso to nusipirkau ir kelnes. Tai keliauju jas apsimaut. Kelnes man nepatinka. Ir truputėlį gal skiriasi spalva. Aš jums net nerodysiu tų kelių, nes jos man nepatinka. Tai keliausiu šiandien
jas gražinti, nes nežinau, bet šiaip tai iš tikrųjų žiauriai sunku iš Primarko išsirinkti kelnes, nes, ta prasme, jos būna tokios biški platėjančios ir ant galo paskui yra gumos. Tai aš tiesiog jums parodysiu, kaip pačios kelnes atrodo. Pačios kelnes tiesiog yra paprastos juodos ir su šitais galais, bet šitose vietose yra labai platu. Todėl jos atrodo tokios tiesiog grybiško, žodžiu. Rama tokia vat su Liza. Tokios vat kelnes. Manau, kad man patiks. Ir šiandien jau labai gerai miegosiu ir šiltai. Na ir liko, žodžiu, tašytė. Štai tokia. Su daug skyrelių. Žodžiu, pasididina. Užsidėsiu ir keliausiu. Ir man tai labai patinka, nes vienas skyrius, kuris yra gan didelis. Antras skyrius, kuris irgi yra didelis. Ir dar trečias skyrius. Tai viskas dabar bus mano fav tašytė. Žiauriai patinka. Ir dar kas gerai, nes tu gali pasikeisti dirželį. Ir viskas. I'm in love šitą megztinį. Viskas mėgstamiausias yra. Ir dar nusipirku štai tokias šilkinės gumytės. Nes pasirodo, neįsidėjau pas mamą nei vienų gumyčių. Na ir kol kas viskas. Dieve, dabar visur mane matys su šito megztinio. Rytoj varysim į kažkokį kitą miestą. Tai dar ten jaučiu prisišopinsiu. Tai čia mane mama apipirks visiems metams. Sakau, labai norėjau su jumis pasikalbėti, jums viską papasakoti, nes tiesiog filmau, tai net nenufilmau pačio oro uosto, tai aš ten galvau, kad pasiklysiu. Susiradau, žodžiu, žmogų, kuris buvo lietuvis, tai mane ten išvedė, paskiau parvežė iki šito miesto, aš esu dabar Ilforde. Tai iki šito miesto parvežė ten Sauliaus pažįstamas kažkoks, tai irgi visą kelią pašnekėjom, fainai, pabendravom. Aš dabar susitvarkyti visą jovalą. Nes dabar baisiai visas atrodo ir jo keliausiu paskambinti savo vaikinui, nes vakar irgi dar nekalbėjom, tai tiesiog gavosi, jog vakar labai vėlai atvariau, apie 8, gal kažkur po 8, tai tiesiog pabuvom namie, pavalgiau, mama išvirė balandėlį, o dieve, žiauriai skanus, privalgiau. Ir tada sugalvom, kad keliausim pasižiūrėti tos eglutės, tai biškiau į miestą išsivaikščiom, tai šiandien irgi keliausim iki McDonald'o gal, ar pizzą pasimsim, ar kažką, nežinau. Sėkmės realybėje. Saugokis celiulito. Barbių pasadas. Ėjau pas gydytoją, ėjau į kalnus. Stebėjau vaikus. Gėriau iš fontano. Yra atsakymų ne vienas iš šios klausimus. Tad tiesaus kelio nėra. The next day. Mamma mia, here you go again. Mama, kur tu krenti?